Labas, Gytė. Labas. Šiandien užduosiu tau daug klausimų. Daug? Nu gerai, pradėkime nuo pirmojo. Kaip tau kilo mintis būti mokytoja? Mano mama yra mokytoja, fizinio ugdymo mokytoja. Tai galbūt tai šiek tiek man parodė tą tokį kelią, kad visai norėčiau ir aš būti mokytoja. Na ir šiaip, atostogų būna vasarą. Ar jums patinka jūsų vaikai, kur mokat? Labai. Patys geriausi. Žinai, jo, ne? Kokį nealkoholinį gėrimą gerat? Mėgstu gerti Fantą. Kartais atsigeriu vandens. Juokauju. Geriu daug vandens. Na ir kartais va taip pasmaližiauju Coca-Cola. Kai tu buvai maža, kokia tavo buvo mėgstamiausia pamoka? Fizinis ugdymas, nes nereikėdavo sėdėti suole. Tikrai. Dar dailė patikdavo labai. O kokius tu būrelius lankei, kai buvai maža? Kvadratą žaisdavau, šokius lankiau. Ai, dar šaškiam žaisdavau, šaškių būrelį lankydavau. Ir irgi, žinok, dailės, kaip ir tu. Ar jums patiko eiti į mokyklą? Buvo etapų, kai patiko, buvo etapų, kai nepatiko. Visai buvo, tikrai. O 12 klasėje patiko eiti? Patiko, nes žinojau, kad jau greit baigsiu mokyklą, bet 12 klasė buvo tokia, kur labai norėjau miegoti. Nu, tiesiog. O kokį jūs maistą valgot? Labai įvairų, tik nevalgau mėsos, tu žinai, ar ne? Pieno produktų negeriu. Tai, bet šiaip viską mėgstu ragauti. Tai veganiška? Tai veganiškai, taip. O kodėl jūs nevalgot mėsos? Dėl ekologinių dalykų. Man atrodo, kad taip mes galim truputį keisti planetą. Gaila gyvūnų šiek tiek. Tai kadangi moku, pasiskaičiau, pavyko valgyti veganiškai, tai kol kas taip ir taiko. O kai buvai maža, patiko gaminti tortus? Niekada negamindavau, žinok. Mano mama kepdavo spurgytės tokias. Tau patiko gaminti spurgytes? Gaminti? Aš tik valgydavau jas. O negaminai? Kodėl? Žaisdavau kieme. Su kuom? Su draugais. O kokie jų vardai buvo? Oi, turėjau draugę tokią Viktoriją, Mortą, Justas buvo draugas iš kiemo. Tai va čia pagrindiniai. O ką jūs žaisdavo? Gaudinių. Labai patikdavo, tada žaidėm tokį žaidimą, nežinau, ar to teko girdėti, 12 pagaliukų vadinasi. Buvo mano mama išmokiusi. O kaip jums kilo mintis žaisti tenisą? Čia dabar, ne, kai pradėjau. Reikėjo man sporto šakos, kurią galėčiau užsimti lauke, kai pučia vėjas. Nes, žinai, kai žaidi tinklinį, tai nupučia kamuolį visada. Pagalvojau, kad tenisas būtų puikus variantas. O tinklinį kodėl išsirinkai? Tinklinį kaip išsirinkau? Žinok, tinklinį užžaidžiu nuo 14 metų, gal 15. Tai pradėjom žaisti tiesiog kieme. Na, žinai. Kaip išmokė? Patys išmokau. Žaisdami. Kodėl jūs nenusprendėm turėti beibiuką? Kodėl beibiuko nenusprendžiu turėti? Tai aš esu nusprendus turėti, bet dar ne dabar. O kiek jums metų? O kiek manai? 27? Tu jau žinai. Tikrai? Tik tu. Tu. Asta, kodėl tu prašai, kad kreiptis tu, o ne jūs? Nes mes esam kolegos, o kolegos bendrauja tu. Ar ne? O nuo kiek metų pradėjai skaityti? Knygas? Aš išmokau 1 klasėje skaityti. O kodėl jūs iš vieną iš knygų išsirinkot Soliukę, kad iš rekomenduojamų knygų sąrašą? Todėl, kad labai graži pasaka ir rašytojas yra labai toks nuopelnų gavęs įvairių, pripažintas ir vaikų literatūroje. O kodėl skaičius 2 yra susidėjęs iš 2 raidžių? Nes 2 garsai? A, nežinau, tu pasakyk kodėl. Aš irgi nežinau. Tu žinai, ar ne, kad aš ne viską žinau. O kodėl medžioja gyvūnus? Kas? Medžiotojai. Medžiotojai? Dėl maisto? Dėl pramogos? Nu, kartais būna, kad ir gyvūnų kažkokių būna per daug, tai kad populiacija neišplistų, reikia mažinti ją. O kodėl yra sukurta nykstančių gyvūnų knyga? Kad mes juos labiau saugotumėm. Koks jūsų mėgstamiausias maistas? Aš labai mėgstu cepelinus.
A koks jūsų mėgstamiausias miestas? Na, ko gero, čia kur gyvenu, Vilnius, bet ir Klaipėda labai patinka. Dėl jūros. O jūs esate prasivėrusios ausis? Esu. Tik auskarų dabar nesu įsivėrus. Netiko. O nuo kiek metų? 1 klasėje. O tau turi? Ne. O jau nori? Turiu klausimą. Jau Gerai. turi? Na gerai. Koks tavo mėgstamiausias augalas? Medis. Koks? Gal beržai man patinka ir gluosniai labai gražus. Kas tau daugiausiai neša laimės? Šeima, draugai, suteikia ir laimės, ir tokios ramybės. Bet man atrodo, tu irgi žinai, apie ką aš kalbu, ne? O tu turi brolių ar sesių? Turiu ir brolį, ir sesę. Abudu jaunesni. Kuo tu svajojai būti, kai tu buvai maža? Norėjau būti astronautė. Kodėl? Norėjau labai nuskristi į kosmosą. Kaip tu galvoji, senovai žmonės galvojo, kad persikrautys į kosmosą? Gyvent. Aš manau, kad ne. Aš Google žiūrėjau, tai taip. Svajodavo, galvojo, Galvojo. ne, kad kažkada tai įvyks. Iš ko susideda tavo tobula diena? Darbo ar poilsio? Nu, darbą. Tobulos darbo dienos turbūt nebūna. Kodėl? Nes visada jau turi vienintelį minusą, kiekvieną rytą, kad reikia labai anksti atsikelti. Tai va, aš nemėgstu anksti keltis. Bet po to galim pakalbėti apie gerus dalykus, kurie vyksta. Nu tai, ateinu į mokyklą, mokyklai pasitinkat jūs. Ateinat man papasakoti juokingų istorijų, kurios nutiko. Papasakojat, ką tėvai veikia, ne? Pasidalinam naujienomis visom. Gera diena būna tada, kai mane girdit. Jokinga, ne? Visada geriau. Visada girdit. Visada tikrai? Na gerai. Ir kai jau grįžtu namo, kanę vakarienę pasigaminu, pavalgau ir nuvykstu į treniruotę. Kai treniruotė viskas sklandžiai praeina. Kai vyksta taip, kaip nori. Žinai, kai ten nušis raket ir nori, kad skristų vieną kampą kamuoliukas ir jis ten nuskrenda. O kokia tavo puikia savaitgalė? Tai pradėkim, kad gerai pamiegoti. Nu tai taip, iki 10-11 jau būtinai reikėtų išsimiegoti. Na, tada turbūt draugai arba šeima, susitikti su jais ir nuveikti kažką aktyvaus. Jau net prakaitas varva. Varva, Karšta čia žiauriai. Aš pasivedinu. Sunkus darbas, ne? Kalbėti ir užduoti klausimus. Nu, tu iš tikrųjų turi daug klausimų. Taip. Aš maniau, kokius 3 turėsiu, o tu čia visą kalną. Juokingiausia sugalvojusi. O kokia tavo mėgstamiausia šventė? Kalėdos. O ką tu per praeitas kalėdas gavai dovanų? Gavau teniso kojinių. Ir teniso kamuoliukų. O ką tu šiom kalėdom norėsi dovanų? Tai net nežinau. Viena iš labiausiai. Viena iš labiausiai. Aš dar žinau, gimtadienio dovanas galvoju dabar. Nes dabar bus gimtadienis, o tik po to kalėdų. Okay. Tai va, tai po gimtadienio dovanų apgalvosiu kalėdų. Aš tai noriu mini spausdintuvą. O nuo kiek metų tu gavai telefoną? Pirmąjį. Žinai, aš kai augau, telefonai Lietuvoje buvo naujiena dar tik tais. Tai savo pirmąjį telefoną, man atrodo, turėjau 7, galbūt 6 klasėje. Ačiū, kad atsakei į mano klausimus. Džiaugiuosi, kad paklausai. Ačiū. Mane mokytoja geriausia. Kas? Ačiū tavo, geras pokalbis. Smagu pasikalbėti, prižiūrėti daug gerų klausimų. Aš pati stebiuosi, kaip tu čia tiek prigalvoji. Taip greitai, čia vietoj. Taip. Gerai.